Lietuvis su norvegiška kava atvyko į Petrausko renginį, kuris vyksta šiandieną Rogalande ir pasakojama būtent apie Eglės Žalčių karalienės pasaką, kuo susieja žmonės su pasakomis. Pas mus yra atvykęs pats ambasadorius iš Oslo. Ko būtent sudomino šis renginys, kad atvykot net iš Oslo, į Stavangerį? Tiesiai šviesiai galiu pasakyti, aš atvykau darbui į Norvegiją prieš 3 metus ir mano vienų iš pirmųjų kelionių už Oslo buvo į Stavangerį, į Rogalandą. Ir kai aš pamačiau čia lietuvių bendruomenę, tai čia galėčiau turbūt pavadinti turbūt geriausią lietuvių bendruomenę pasaulyje. Tai aš tikrai neatvykstu vien tik į šitą renginį, bet atvykstu pas jus, nes man labai miela geras užsieninis būti, matyti, girdėti ir džiaugtis. Ir kažką sužinoti naujo. Tai tą pačią progą paklausiu, jūs rytoj dalyvausite 5 km bėgime? Deja, aš nedalyvausiu, jau seniai bebėgiau, aš kažkada lankiau beje lengvą atletiką, tai žinau, kad tai nėra lengva užduotis nubėgti 5 km, aš bėgdavau trumpasias distancijas, bet atvyksta mano kolegė Žana, jinai tikrai atstovaus ambasadą ir prabėgs 5 km. Ir tikiuosi užims aukštą vietą. Kodėl būtent Petrausko pokalbį šiandien? Kad tiesiog Petrausko, tai tiesiog taip sutapo. Žmogus, kuris turi savo nuomonę, savo poziciją, daug žino, tiesiog įdomu. Tai ką, Zenonai, susitikome vėl su tavim, bet šį kartą ne mokyklėlį, ne lietuvių namuose, o būtent Petrausko susitikime. Ir kaip būtent šiandieną tas Petrausko susitikimas? Man tai labai patinka, nes aš domiuosi istoriją. Tai labai įdomus jo požiūris, taip pat jis toks gana labai lankstus ir giliai žvelgiantis, labai įdomu tą pjūvį sugeba padaryti istorinį. Tai pavyzdžiui, man labai patinka šitą visus mintys, apie ką pasakoja. Tai labai patenkintas tuo. Nesigailėtėjęs? Oi, ne, tikrai ne. Pasiūlytum ir kitiem išgirsti jo pasakojimas apie Eglės Žalčių karalienę? Taip, aš pasiūlyčiau, bet aš žiūriu ir jo laidas. Ypač kur su Valdu Rakučiu, jis diskutuoja apie visokius istorinius tarpsnius tenai, epochas. Tai aš jau apie jį susipažinęs jau iš anksčiau šiek tiek. Tai čia tokia net galbūt man tąsa yra to viso, ką aš seku, pavyzdžiui. Šiandien antra diena pas Roberto Petrausko pokalbiuose ir aš matau, kad yra atėjęs vyras su sūnumi, kur yra atsinešęs knygas. Jas esat skaitę? Taip. Senai skaitėte ar tiesiog atsinešėt, kad, pavyzdžiui, būna smagu, kad pasirašytų rašytojas? Tai gal tiesiog, kad domėmės istoriją ir žinojom, kad Robertas Petrauskas yra išleidęs knygas apie Antrą pasaulinį karą, apie Pirmą pasaulinį karą. Tai ta tematika kažkaip domėmės truputėlį, kaip aplamai visko domėmės iš tikrųjų, bet gal tos istorinės knygos įdomu buvo sužinoti. Yra, kas mane labiausiai sudomino, pavyzdžiui, yra daug detalių apie pačią Norvegiją, kokį vaidmenį atliko Norvegija Antram pasauliniam kare. Kadangi patys iš Norvegijos, tai gyvenom Norvegijoje, tai buvo įdomu sužinoti paprasčiausiai. Daug faktų, kurių sudėtinga sužinoti. Tarkim, istorijos knygose to gal taip neišanalizuota taip smulkiai, kaip Robertas mėgsta. Robertas tokiam gal kreipia dėmesį į detalės, gal tas labiau domina, bet tiesą pasakius, iš tikrųjų senokai jau skaičiau, buvo labai smagi proga sudalyvauti šiandien šitam, kaip pasakyti, diskusijoje. Vis matau, kad jūs pasisakot. Jūs domitės istoriją ar tiesiog atėjote į Petrausko pokalbį? Ne, tiesiog šiaip pasakyti, ne visada veliuosi į diskusijas, priklausomai nuo aplinkybių, nes kartais būna, kaip
pasakyti, būna labai protingų žmonių, kur nerandi ką įsiterpti. Tai būna per daug kvailų diskusijų, kurias iš viso net nėra noro tartis. Bet šiuo atveju aš pakankamai įdomu. Šiaip įdomu, jo, be abejo, aš domiuosi istoriją, daug keliauju, tai irgi labai praplečia pasaulėžiūrą, pažįstant tas kultūras. Kadangi šiaip priklausau tarptautiniam motoklubui, kuris apjungia skirtingas kultūras. Kadangi tai yra senas motoklubas, vienas iš pirmųjų pasaulyje krikščioniškų motoklubų ir jame yra įvairiausių žmonių, įvairiausių šalių, kultūrų, įvairiausių profesijų ir tai būna labai įdomu su jais bendrauti, tai praturtina ir todėl automatiškai, kaip pasakyti, kažką pasiemi ir ši diskusija man tiesiog įdomi iš to, tiesiog.